Blogai buvo, pralošėm, nevykdėm savo žaidybinio plano ir paprasčiausiai buvom visuose aspektuose blogesni už juos. Brolis sako, kad buvo tai blogiausia Žalgirio rungtynė šį sezoną, kaip tu manai? Manau, kad vienas iš blogiausių tai tikrai. Ketvirtą kėlinį, kaip treneris sakė, pralošėm 16 taškų, tai nėra pateisinama. O ko šiandien pritrūko, kas nutiko? Nežinau, šviežumo pritrūko, mažiau klaidų, mažiau traumelių visokių, paprasčiausiai pritrūko, kad visi būtų aikštelėj sveiki ir kaip sakant, pasiruošę varžybom, to mažiausiai, manau, daugiausiai ir pritrūko. Kaip Olimpiakosas šiandien atrodo lyginant su pirmosiom rungtynėm, kaip žaidėte išvykoje? Be abejo, atrodė geriau, buvo geriau susižaidę, nes tada, kai žaidėm prieš mėnesį, jie kažkaip buvo dabelė, o dabar pagerino savo žaidimą, jie yra Eurolygos čempionai. Taip, kad tikrai gera komanda ir be abejo, turėjom laimėti namie, bet kažko nepadarėm, kad pralošėm. Ar jautėsi, kad šiandien jie yra labiau susikaupę nei praeitą? Ne, nepasakyčiau, kad jautėsi, nes ir ten buvo susikaupę, ir čia buvo susikaupę. Paprasčiausiai šiandien mes buvom ne tokie kaip visą laiką.